Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija ir aš Tomas Baranauskas. Tęsime pokalbį apie Lietuvos valstybės ištakas. Praėjusį kartą kalbėjome apie 1183 metus ir kas juos atvedė. Tai buvo toks lūžis Lietuvos reiškimėsi išorėje ir matyt lūžis viduje, kurį ir galima tapatinti su Lietuvos valstybės susidarimu. Tačiau Lietuvos istoriografijoje dažniausiai Lietuvos valstybės ištakos siejamos su Mindaugo. Iki Mindaugo dar yra nemažas laikotarpis ir kyla toks klausimas, o kas buvo iki Mindaugo, kas valdė Lietuvą. Ta klausimą šaltiniuose nedaug atsakymų, bet mes pabandysim juos panagrinėti su istorikė Inga Baranauskienė. Labą dieną. Tai ką, kiek čia praeina to 1183 iki to laiko, kai Mindaugas paminimas jau kaip Lietuvos valdovas, tai yra 1238, taip? Tai 60 beveik metų. Taip, 60 metų. Tai pagalvokim, tai yra daugiau negu mes šiandien gyvenam, dvigubai faktiškai daugiau negu mes šiandien gyvenam nepriklausomai Lietuvoje. Dvi kartos. Taip. Nu, gal net pagal tuos metus, gal net 3 kokios galėtų būti, sakykime. 2-3 čia kaip kas gimė. Tai va, tai aišku, kad mes tai, kas buvo 1183 metais, faktiškai nežinom. Galim spėlioti, gal dar kažką pasitelkti Lietuvos metraščius, bet tai aišku nebus kažkas labai tvirto. Ten toks, jeigu žiūrėsime į jį kaip į tokį legendų rinkinį, kurį 16 amžiaus autorius tiesiog kažkaip sudėlioja į nuoseklią istoriją, bet nebūtinai teisingai, tai mes matysim, kad su tais įvykiais daugiau mažiau siejasi galbūt toks Skirmanto vardas, bet vėlgi, čia galbūt prie to ilgiau sustoti ir neverta. Yra užuomina apie Lietuvos valdovus Henriko Latvio kronikoje. Taip, tai kada mes pirmą kartą jau randam kažkokius tai paminimus Lietuvos valdovus? Tai turbūt 1213 ir 14 metai. Na, aš sakyčiau, galima pradėti aiškintis visgi nuo truputį anksčiau. Gerai, tai papasakok viską. 1205 metais yra minimas toks, kaip ir kunigaikštis vadinkim, ar jis ten galingas lietuvis, daug galis, dar galima, tai būtų galima išversti. Sakykim taip, tai žvelgaitis toks, ypač žagariečiai žino, nes ten Daukanto dėka buvo susietas su Žagarė, nors į tuo metu Žiemgalai buvo ir su Lietuva nelabai susijusi. Bet žvelgaitis, aišku, turėjo šiokių tokių ryšių su Žiemgala, bet jis ten nevaldė, o su juo kariavo. Kariavo turbūt ne tik jis, ten kariavo ir visa Lietuva. Bent jau tuo laikotarpiu, vėliau vėl tie santykiai keitėsi. Tai gerai, tas žvelgaitis yra vis dėlto ne valdovas, jis yra tiesiog galingas lietuvis ir... Taip. Tai va, bet mes čia turim tokią knygą, rašytą kartu su dailininku Artūru Slapšiu, kuris nutapė kai kuriuos valdovus ir žemesnio rango veikėjus. Taip, tai čia yra Daugirutis, Visvaldas Žvelgaitis, va šitie ankstyviausia. Parodykim Žvelgaitį. Žvelgaitis, taip atrodė pagal Artūrą Slapšį. Aišku, mes jo neturim portretų tikrą, kaip ir kitų Lietuvos, net ir žymiai žemesnių veikėjų, bet tai yra imaginaciniai tokie, kurių pats nupiešimo faktas rodo, kad jis turi bent jau šiek tiek simbolinę figūrą. Tai ką, Žvelgaitis, jis pirmiausiai žygiavo, ten buvo lietuvių žygis į Estiją pro Rygą, taip? Taip. Aišku, galim sakyti, kad su Lietuva susijęs ir Visvaldas, kuris nuo 1203 metų 2 metais. Tai Jersikos kunigaikštis. Taip, Jersikos kunigaikštis minimas kaip lietuvių kariuomenės vadas, kaip buvęs ir panašiai. Tai, bet, žodžiu, čia tokia karta ankstyviausia, kuri pakliuvo į rašytinius šaltinius.
Taip, tai grįžtum prie Žvelgaičio. Kas jam nutinka? Jis, reiškia, dalyvauja bent jau ko gero kaip vienas iš vadų žygių į Estiją pro Rygą. Taip, 2000 lietuvių žygiuoja, tai nereiškia, kad kartais taip supaprastinti traktuojama, kad Žvelgaitis tiems ir vadovavo, bet esmė ta, kad jis dalyvavo greičiausiai bent jau šitam 2000 lietuvių žygyje, galbūt su kažkokiu savo pulku, nebūtinai visiems vadovavo, greičiausiai net ne visiems vadovavo. Ir dar, kas svarbu, kad žygiuodami pro Rygą, jie užsuka, būtent Žvelgaitis užsuka į Rygą, ten susitarė dėl taikos, ar ne? Ir žada, bet grasina, sakykime, grasina, kad paskui nusiaups į Rygą. Ten Henrikas Laitis jam biblinius tokius žodžius įdeda į lūpas, sunku pasakyti, ką jis ten iš tikrųjų sakė. Žodžiu, jis paskui jau iš Estijos grįžta kartu su tais kitais lietuviais ir vedasi nemažą būrį estų. Belaisvių. Taip, ir čia juos livoniečiai, ta prasme, kalavijuočiai užpuola ir Žvelgaitis toj kovoje yra žūsta, nužudomas. Taip, čia reikėtų dar pasakyti, kad visgi sukursto livoniečius, jie gana silpni tuo metu, nedaug ten jų Rygoje yra užsidarę ir gal drebėtų prieš tą Žvelgaitį ir kitus jo kolegas. Bet juos sukurstė Viestartas, Žiemgalių kunigaikštis. Tuo metu, toliau, man atrodo, mes jį turim. Taip, jis ir... Viestartas. Taip, jis jau susilaukė ne vieno portreto čia, Latvijai tapė, bet... Ypač žymus, ypač įtakingas Žiemgalos kunigaikštis, tai tuo metu matom Lietuvą su Žiemgala aiškiai labai priešiškose santykiuose. Tai va, bet kuriuo atveju, grįžtant prie pačių, labiau norėtųsi aptarti tas socialinės struktūras. Tai reiškia vis tik Žvelgaitis nėra vadas. Ne tik, kad buvo mūšyje, bet Žiemgalė dar jo galvą nusipjovė ir nusivežė pas save į Žiemgalą. Matyt, buvo kažkoks priešas jų. Taip, Viestarto asmeninis, matyt. Ir aš viso, sakykime, tas galvos atsivežimas, jis kaip ir tose pasakose, kur riteris nukerta Slibino galvas ir nuneša parodyti kaip įrodymą arba ten dar kitų atvejų būna. Tai tiesiog kaip trofėjus toks, kaip įrodymas, kad mes jį nukovėme. Ir būtinai tikrai jį. Kad paskui nekiltų į abejojimą. Bet čia tas daugeliui būdinga, ten, sakykime, ir vėliau krikščioniškose kraštuose. 1207 metais šitas žygis nepavyko, rygiečiai juos sumušė su Žiemgaliais. Ir 2207 metais, aš jau praėjus kartą minėjau, jam buvo šitas visos Lietuvos kariuomenės žygis, surenkama kariuomenė iš visos Lietuvos, ten nusiaubė ten tus Lyvių žemės, Rygos apylinkės ir grįžta atgal, jau persikėlė ir per Daugavą. Ir štai tada juos ten užpuola, įvyksta kautynės su vokiečiais ir tada tos kariuomenės vadas sako, kad aną kartą jūs mane ir mano kariuomenę kaip miegančius sutikot? Sutiko, o dabar visi žvalūs ir mes jums parodysim. Tiesa, neypatingai ten parodė ką, bet čia netame esmė, tarsi pasireiškia tas valdovas, kurio čia kariuomenė yra. Ir pasirodo, tai ne Žvelgaitis. O kažkoks aukštesnis, sakykime, Žvelgaičio viršininkas, kuris už jį keršyje, ar ne? Taip. Bent jau gal nelabai sėkmingai. Ir jis vadovauja visai Lietuvos kariuomenė. Tai čia yra pretendentas į Lietuvos valdovus, gaila, jo vardas yra nenurodytas. Dar panaši situacija susiklosto su Daugiručiu, ar ne? Daugirutis irgi galingas lietuvis, kuris, net vienu momentu, jo duktė ištekėjusi už, Jersikos jau minėto kunigaikščio Visvaldžio. Per jį, matyt, Visvaldis jau ir yra įtrauktas per tas vedybas į Lietuvos tokią politinę sistemą. Bet štai Daugiručio irgi panaši situacija kaip ir Žvelgaičio. Jis vyksta, šiuo metais 13 turbūt. 13 metais jis vyksta, kaip matom, Lietuva gana kariauja su estais,
o estai tai yra Didžiojo Naugardo duoklininkai, didžiąja dalimi, nu dalis ten Pskovo, bet... Jis, aišku, netgi už Žvelgaitę iš tikrųjų yra svarbesnis ir daug požymių rodo jo svarbą. Tai yra tai, kad Visvaldis sieja su Lietuva būtent vedybą su jo dukterimi. Taip. Ir tai, kad jis vyksta sudaryti taikos su Naugardu. Vėliau ten Lietuvoje bus tokie žmonės antras pavaldovo. Taip, tai šitas galėtų būti toks antras pavaldovo. Submonarchas, kaip dar moderniai kartais sakoma. Bet aš manyčiau ne monarchas, nes viena vertus jis nevadinamas taip. Henrikas Latvis Lietuvos valdovas vadina žodžiu princeps, kartais ir dux, bet princeps. Tai vienas iš lotyniškų žodis, reiškiantis, jeigu taip visai etimologiškai kažkas su žodžiu pirmas susiję, pirmininkas, bet šiaip tai atitinka kunigaikštį, tai lotynų kalboje du žodžiai, kaip ir vokiečių kalboje yra ten herzog ir fürst, tai lotynų kalboje yra dux ir princeps. Tai toks princeps yra, ko gero, dar aukštesnis truputį titulas. Tai kas atsitikė su Daugiručiu? Reiškia, jis vyksta į Naugardą sudaryti taikos, kaip sakant, spręsto estų klausimo. Ir grįžtant, jį sugauna Livonijos kryžiuočiai ir jis nusižudo nelaisvėje. Taip? Taip, Cėsių pilyje. Cėsių pilyje, taip, tą paminėkim. Taip, ten dar buvo toks epizodas, kad dėl jo išpirkos buvo deramasi, buvo atvykus lietuvių delegacija ir po to jis nusižudė. Tai čia, pavyzdžiui, Gudavičius, tai sužinojo, kad lietuvių nieko už jį nesumokės ir iš nevilties nusižudė. Čia, ko gero, nelabai su tuo galima sutikti, nes ir vėlesnių tuo atveju, Mindaugo ten artimas giminaitis Lengvenis irgi panašiai situacijų, vos nenusižudė. Taip, čia yra jis, aišku, čia nebuvo tokios kalbos, kad nesumokės, kam tada iš viso ten tie dėrybininkai vyko. Aišku, kad dėl išpirkos ir būtų sumokėję, bet čia yra kitas klausimas, tai yra garbė, prestižas, orumas. Tai yra, jis ten paskui jau būtų amžiams skolingas tiems, kas tuos pinigus surinko. Jo, jūs matyt nenorėjo šito. Taip, mes čia ne visada galim pasakyti, ką žmogus, būdamas nelaisvėje, jaučia. Vokiečiai šiaip ar taip norėjo už jį išpirkos. Ir tokius belaisvius saugodavo. Paprastai, taip. Yra daugiau žinių, taip sakykim, ta garbė buvo iš tikrųjų labai svarbi, nes kartais pralaimėjusios kariuomenės kariai tiesiog, irgi tas pats Henrikas Latvis pasakoja, nusižudo pralaimėję kariai, nes tai yra negarbė. O jis yra pralaimėjęs, jis yra su didelė išpirka išpirktas ir tai yra reikia pasakyti, per prestižo jo kertą, bent jau jo supratimu. Mes galų galę pasakykim, kad ir šiais laikais vyksta karas Ukrainoje ir irgi šitie dalykai niekur paaiškėja, kad jie niekur nėra dingę. Visko ten būna ir savižudybių taip pat. Bet grįžtam prie Daugiručio. Reiškia, kaip reaguoja į jo tą žūtį, savižudybę Lietuva. Ir kas jau atsitinka, kad vėlgi surengiamas keršto žygis, taip. Ir vadovauja jau tas žmogus, kurį jau čia tiesiai pavadinama Lietuvos princepsu, taip. Taip, ir jis dėja... Ir jis irgi žūsta. Žūsta, bet štai šitas yra žūsta prie Lielvardės, vadinasi Padauguvy taip pat. Ir jis taip pavadinamas princeps valdovo, kunigaikščių Lietuvos, bet vienas dalykas blogai, kad jo vardas yra nenurodytas. Štai Daugiručio, kuris nebuvo to princepso, nebuvo valdovo, nors tai kas nori matyti, čia ypač populiaru, čia Mindaugo tėvą, žiūrėti jo asmenį ir visą kitą, bet laikyti valdovu, ten yra ir ten rusų tokių autorių, ir Gudavičius ten Mindaugo tėvų laikė, bent jau nelaikė gal valdovu, bet jis nežiūrėjo iš viso valdovo iki Mindaugo, o štai yra ten tokių istorijų, kurie samprotavo, kad galėtų jis būti ir valdovas iki Mindaugo, ne tik jo tėvas. O štai kaip tik Henriko Latvio terminė yra labai gana preciziška, tiksli. Ir jis mini du Lietuvos valdovus titulų princeps, o
nei Žvelgaičio, nei Daugiručio, kuriuos vardais įvardina, jis tokiais nevadina. Jie kaip ten Daugiručio pavadina Ne, tai galingas lietuvis, sakykime, aš dabar lotyniškai nesakysiu, nes galėjau suklysti. Taip. Tai štai, ir dabar į to, reiškia, to vardų nežinomo Lietuvos princepso žūtį, vėlgi kaip reaguojama, vėl surengiamas žygis, taip, ir ten jau mes turbūt žinom pirmąją Lietuvos princepso jau vardą, naujojo princepso. Taip, tai čia viskas vyko su Daugiručiu, su tuo prie Lielvardė žuvusiu valdovu, jau keršiant už jį, viskas vyko 1213 metais. O kažkur tai 14 metų pradžioje dar vienas iš karto irgi princeps Letonom. Taip, jau tai yra Steksė. Steksė jį ko gero, aš rekonstruočiau Stekšys, nes Stekšys tokia, sakykime, priesaga kartais pasitaikianti varduose. Tai aišku, lotynų kalboje yra vokiečių kalboje, tas š raidė niekaip negalėjo, tuo metu vokiečių kalboje negalėjo būti išreikšta. Tai čia, galima būtų pamanyti, kaip dažnai taip, sakykime, viršutiniškai žiūrima, kad čia ten vienokių, kitokių galingų valdovų, princepsų, dar kažkokių mini, jų ten įvairių buvo. Nieko panašaus, tai čia yra labai frankiais Henrikas Latvis tos terminus naudoja ir vienu metu daugiau kaip vieno princeps mes nematom. Tai čia vienas žuvo, tai tada atsirado kitas ir jis išžuvo. Taip, ir žuvo. Ir čia mes turim matyti trumpai valdžiusi, po šito... faktiškai tik kelis... Aš jį Lielvardiškių patogumo dėlį pavadinau. Taip, nes jis, sakykime, žuvo prie Lielvardės, daugiau mes nieko, kas padėtų jį kitaip įvardinti neturim, tai aš tai... Bet ko gero galima spėt, kad tai būtent Mindaugo tėvas ir turėtų būti šitas asmuo, nes jeigu ten paskui Treniota apie jį kalbėjo kaip apie tokį galingą valdovą, kuriam lygaus nebuvo ir kuris su ordinu nedraugavo. Bet kuriuo atveju jis negali būti tas Stekšys, nes Stekšys valdė kelis mėnesius, ten 13 metų žūsta tas pirmasis valdovas, o paskui jis ten jau 14 metų pradžioje irgi žuvo, nes valdė labai trumpai. O Mindaugo tėvas, apie kurį mes žinom iš Trenioto žodžių, tavo tėvas buvo didelis karalius. Arba didis valdovas, gal taip reikėtų išrišti. Netgi didysis kunigaikštis galima versti, konigros, didelis kunigaikštis, didelis valdovas. Žodžiu, tavo tėvas buvo didelis valdovas, ir jo laikais lygaus jam nebuvo galima rasti. Tai jo laikai yra kažkokie tai laikai, jau tai čia ne keli mėnesiai. Tai šitas žuvęs 1213 prie Lielvardės valdovas, jis nežinia, kada pradėjo valdyti, bet aš manau, kad ir tas 1207 metų žygis priskirtinas jam. Taip. Ir tas, sakykime, Žvelgaičio žygis, kuriame žuvo Žvelgaitis, irgi matyti jam. Tai jis 13 amžiaus pirmą dešimtmetį jau tikrai jam galima atiduoti. Bet o kaip tu manai, nuo tų lemtingų 1183 metų, ten gal ko gero būtų buvęs dar vienas? Ar vis tik įmanoma, kad tai galėjo būti tas pats asmuo? Teoriškai galėtų būti tas pats asmuo, bet telpa iš tikrųjų 2 kartos iki mindauginiam laikotarpiu ir matyt yra taip pat didelė tikimybė, kad ten tas, sakykime, 12 amžiaus galas gali priklausyti ir kitam valdovui. Taip, tam tokiam, netgi Mindaugo seneliui. Taip, arba, sakykime, senelio dėdį kokiam nors, čia kaip įsitara tėvo dėdį. Visko gali būti, aišku, bet kuriuo atveju tai mes matom, ką norisi dar pasakyti šitam kontekste, tai kad mes matom Lietuvą patiriančią tiesiog vieną pralaimėjimą po kito. Čia mes prie tų, dar nepaminėjom, reiškia, yra jau Lietuva tuo metu yra užvaldžiusi, 13 amžiaus pačioje pradžioje užvaldžiusi Sielą, bet iš Sielos lietuvius išstumė vėlgi tie Livonijos kalavijuočiai. Lygiai taip pat, tas Daugiručio žentas ir jo ten duktė irgi nukenčia, galiausiai turi pasiduoti kalavijuočiam. Taigi čia mes matom labai daugelį tokių
tikrai sunkių išbandymų, kurie tenka dar gana tokia jaunai valstybei, nors, sakykime, ta valstybė, jeigu žiūrėt, jinai maždaug mūsų dabartinės Lietuvos Respublikos amžiaus, ar ne? Ir vis dėlto jinai nesubyra. Pereinam turbūt prie sekančio Lietuvos valdovo ir jo visos sutarties su Volyne. Taikos sutartis su Volyne, tai jau labai tokia... Tai čia mes štai turim jau pirmąjį, aš irgi slapšiu pieštas vienintelį kartą, taip, Lietuvos valdovas Živintbutas, ir apie jį mes jau turim konkretesnių žinių. Mes turim 1219 metų sutarties tekstą su daugybė 20 kunigaikščių. Taip, ir dabar, aišku, čia yra tokia problema, kad tą sutartį visą laiką išsitraukia daugelis istorikų ir sako, žiūrėkit, nesuvienyta Lietuva, kiek daug tų kunigaikščių. Taip, nors vėlesnėse sutartys ir 14 amžiaus tų kunigaikščių yra nedaug mažiau. Ir aš net paminėsiu, kad jau 15 amžiuje, kai vyko jau po Žalgirio tas Konstancijos susirinkime, reiškia, Žemaitijos bylos svarstymas, ir buvo aptariami tie Mindaugo aktai, tai štai Lietuvos advokatas Vlotkovičius kaip tik ir kėlė tokį argumentą, kad negali šitie aktai būti teisėti, nes kaip čia taip yra, kad juos pasirašo tik vienas valdovas. Šitaip negali būti, valdovas negali priimti tokių sprendimų vienas pats, turi jis su diduomenė, su visais svarbiais žmonėm tokius aktus priiminėti. Ir jeigu mes ten pasikelsim kokią Melno sutartį, ar net 15 amžius 1422 metai, tai ten pasižiūrėkim, kiek ten tų antspaudų kabo. Taip, ten dar Lenkų dauguma, aišku, bet ten, sakykime, ten truputį gal kita situacija, nes ten diduomenė, didikai bajorai dalyvauja. Čia yra kunigaikščiai ir 14 amžiuje dažniausiai kunigaikščiai, ten daugiausiai tos valdančios dinastijos atstovai, giminaičiai dalyvaudavo, bet čia vėlgi dabar žiūrėkime konkrečiai 1219 metų sutartį. Ten yra priekyje, nereikia kalbėti apie 20 kunigaikščių, yra išvardinti 5, kuriuos daugelis traktuoja kaip vyresniuosius, nes parašyta sėsk štarai šį. Ta forma tokia gramatinė, jie iš tikrųjų nieko nesako apie daugiskaitą ar vienaskaitą, kad ir kiek ten būtų ginčų, bet yra dabar ištirta ta 13 amžiaus gramatika ir paaiškėja, kad iš tikrųjų ta forma stariai šį gali būti ir stariai šį, ir stariai šį. Kitaip sakant, formuluotė yra čia, reiškia, sėsk stariai šį, tai gali būti verčiama ir čia vyriausias, arba čia vyriausieji. Taip. Tai va, daugelis traktuoja tą visą 5 kunigaikščių grupę kaip vyresnieji. Jie įeina Mindaugas ir Mindaugo vyresnysis brolis. Taip, gramatiškai tai yra visiškai, vadinasi, neaišku. Ar tai yra vyriausias, tada vardas Živintbutas, šitas mūsų veikėjas, ar vyriausiai, tada pirmasis tarp vyriausių yra vyriausiųjų, vyresniųjų, čia vėlgi galima. Vyriausias iš vyresniųjų. Taip, tai ir pirmasis iš tų vyresniųjų Živintbutas, o paskui dar turim 2 brolių poras. Tai tie broliai yra... Dausprungas ir Mindaugas. Dausprungas ir jo brolis. Pirmiausiai Daujotas, paskui Dausprungas, paskui Dausprungo brolis Mindaugas, o tada Daujoto brolis Viligaila, kuri ir ką mes matom, reiškia, Daujotas yra vyresnis matyt už Dausprungą, toliau Dausprungas Mindaugas, o Viligaila tai išvis jauniausias. Taip, kodėl nukelia tą Viligailą? Todėl matyt, kad laikosi to amžiaus vyresnumo principą, nes šiaip būtų logiška išvardinti 2 brolių poras, Daujotas ir jo brolis Viligaila, Dausprungas ir jo brolis Mindaugas, bet Viligaila atskiria nuo Daujoto ir nukelia į sąrašo galą dėl to, kad jis jauniausias.
mes apskritai žiūrėkim, kad visi šitie 4, tai bet kuriuo atveju yra dar labai jauni žmonės. Mindaugu kiek gali būti? Tarp 15, sakykime, ir 20 atsižvelgiantis, kad jis iki 63 metų gyveno ir buvo nužudytas. Daujotas, sakykime, Dausprungas, Daujotas gal truputį vyresni, bet yra bet kuriuo atveju labai jauni žmonės. Visi 4. Ir matyt, čia tas ir siejasi su tuo, kad anksčiau žuvo vienas po kito 13-14 metais žuvo 2 princepsai Lietuvos, ar ne, tas gal Vardvičkis ar taip. Mes turim iš esmės čia tokią kaip valdančią giminę. Iš tikrųjų galime versti abiem variantais, bet kuriuo atveju gaunasi taip, kad Švenbutas yra pirmas tarp vyresniųjų, arba yra tiesiog pasakyta, kad vyresnysis. Ir jis ir pagal amžių, sakau, turėtų būti, matosi, kad jis turėtų būti vyriausias ir pagal amžių, ir pagal autoritetą, nes, sakau, tai 4 yra akivaizdžiai jaunesni. Tai šitie brolių poros jos yra, nėra, kad savarankiškai jis turėtų kažkokią reikšmę, jis turi savo reikšmę su broliu kartu, bet tai yra matyti jauni žmonės, kaip, čia Gudavičius lygiai tą patį sakė ir kai kurie kiti istorikai. Tai mes turim bet kuriuo atveju, net jeigu tai pirmas variantas, tai vyresnieji kunigaikščiai, vyresniųjų kunigaikščių grupė pirmas Žemynbutas ir paskui ten jo jaunesniai partneriai, matyt, sūnėnai, gal brolėnai, žodžiu, brolių, mirusių brolių sūnus. Jeigu tai yra vienaskaita ir vyresniuoju įvardinimas vien tik tai Žemynbutas, tai tada mes jau turim aiškiai išskirtą Žemynbutą ir tada turim šalia jo vėlgi, matyt, taip pat traktuotinos tas 2 brolių poras. Bet kuriuo atveju tai yra, sakykime, tai rodo greičiau, kad Lietuvoje yra pakankamai aiški ir stabili valdžia. Taip, hierarchija. Vyresnieji, kaip ten bestraktuodami, jie bet kuriuo atveju rodo, kad tai nėra būrys iš 20 kunigaikščių, yra hierarchija, kur yra išskirta ta aukščiausia grupė arba aukščiausias valdovas. Čia vėlgi 2 variantai, bet kuriuo atveju, net jeigu jis neišskirtas, jis vis tiek yra. Dėl to, kad hierarchija turi būti užbaigta, jeigu jie egzistuoja. Ne visada, ne visi šaltiniai preciziškai nurodo, kuris ten svarbiausias. Pavyzdžiui, net Jogailos ir Skirgailos vardai kartais sutarty vienoj ten nurodomi tuo pačiu titulu Konig Jogaila ir Konig Skirgaila. Nors jie visai nebuvo lygus savo padėtim, bet to sutarty tiesiog nerado reikalo pažymėti, kuris buvo gal savaime aišku, gal nerūpėjo. Lygiai tas pat pasakysiu apie Maskvos kunigaikščius, netgi 15 amžiuje, ir tas didysis kunigaikštis ir kitas, o iš tikrųjų tai yra labai aiškiai hierarchija. Tai mes čia tam tikrą prasme turbūt turim ir titulą, tai yra, reiškia, tai ką latiniškai vadino princepsu, taip, Henrikas Latvis, tai čia mes turim pavadinimą, reiškia, vyriausias arba vyresnysis kunigaikštis, arba galbūt stareišį galima suprasti kaip ir seniūnas kunigaikštis, ar ne? Taip, gali būti vyriausias kunigaikštis. Tai va, žodžiu, seniūnas svarbu, tai bet... Čia visų pirma jis kunigaikštis, taip, o tas vyresnysis tai yra jau toks apibūdinimas priedėlis, išskiriantis truputį iš kitų kunigaikščių. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad kaip jau 13 amžiaus ten vidury jau Žemaitijoje, sakykime, Žemaitijai tenka išsirinkti savo valdovą, savo vadovą gal greičiau po Mindaugo akto, reiškia po to, kai Mindaugas Žemaitiją atiduoda kryžiuočiams. Tai jis irgi yra pavadinamas vyriausiu iš žemaičių, tų karalių arba teisingiau kunigaikščių, reiškia, ten susirinko žemaičių karaliai, ten vyriausiasis iš jų ten sakė šitą ir tas buvo Alminas. Tai galbūt tas vyriausias kunigaikštis ar vyresnysis kunigaikštis, tai kaip tik ir yra tas pirminis titulas, kurį paskui pakeičia didysis kunigaikštis. Čia dar reikėtų pasakyti, žmonės kartais sprendžia pagal šitą gramatiką iš dabartinės rusų kalbos. Tai Bučys parašė ten daugybę puslapio, kur aiškino, kad čia vyriausiai turi būti ne vyresniai. O šitas skirtumas, šiaip jau vyriausiasis būtų naistarėjišai, jeigu taip pagal senovišką gramatiką. Tas staršai ir starėjišai dabartiniai rusų kalbos atsirado ten kokiam 18 amžiuje, tik tai tokia skirtis,
O kitose slavų kalbose, net ir ukrainiečių ir baltarusių, aukščiausias laipsnis yra išreiškiamas nai, priešdėliu. Tai čia rusų kalbos inovacija, kad ta priesaga, kuri reiškia aukštesnį laipsnį, skilo didelis. Taip, kad vyresnieji, matyt, vyresnieji, va šitaip reikėtų tiksliai, bet aišku, kad jeigu tai yra, bet kuriuo atveju jie vieninteliai, ar ta grupė, ar vienintelis asmuo, tai jie yra, galima pagal prasmę versti ir vyriausiai arba vyriausiasis. Tai, bet čia tik tai tiek, kad tiksliai būtų visgi aukštesnysis laipsnis. Tai faktiškai ir ką mes Žyvinbuto dar pasakykim, kad Žyvinbuto laikais truputį keičia, matom pasikeitimus ir politinius, tai yra sudaroma, reiškia, taikos sutartis su Volyne ir matyt Lietuvai gana naudingom sąlygom. Ką mes tikrai žinom, kad pagerėja santykiai su Žiemgalis, tą mes jau tikrai žinom, ar ne? Tai 1219 metais taip pat vokiečiai puola Žiemgalą. Ir 18 metais kai kurie žiemgaliai iš Mežatnės pasiprašė ten krikštą, apsaugos ten. Susipyko su Viestartu. Su Viestartas, o štai Viestartas tada pradėjo susitarė su lietuviais. Lietuviai atėjo jam į pagalbą, kovotant prieš vokiečius, atsiimant tą Mežatnę. Tiesa, jie ten nesikojo, o tik pasirodė. Sakė, mažai mus čia pakvietė, kad mes pasirodytume, bet mes nežadėjom stoti kovų. Bet kuriuo atveju, nuo to laiko Viestartas jau bendradarbiauja su lietuviais. Galų gale dar, kaip sakant, nepulkim tikėti taip jau aklai viską, ką rašo vokiečių šaltiniai, nes vis tik įvertinkim, tai yra kariniai karas, tai vyksta tam tikra propaganda ir visa kita. Tai čia nebūtinai viskas būtent taip turėjo būti, kaip Henrikas Latvijos parašė. Bet gerai, mes vis tiek vadovaukimės šaltiniu, nes tai, kas šaltinėje parašyta, bet kuriuo atveju yra vertingiau už tai, ką mes galim sugalvoti kaip alternatyvą. Visgi žmonės gali paklausti, o tai ką, Mindaugo tėvas ne Rimgaudas, kodėl mes jo vardo neminim? Tai kaip tu šitą klausimą atsakysi? Tai yra čia seniai nuo 16 amžiaus ir visoje vėlesnėje, taip pat romantinėje 19 amžiaus istoriografijoje, kartais prasiveržia ir dabar, yra Mindaugo tėvų nurodytas Ringaudas arba Ringold, jeigu taip žiūrėsime į originalą. Čia jis rekonstruotas lietuvintas Ringaudas išeina. Tai štai šitas Ringaudas visgi atsiranda 16 amžiaus Lietuvos viduriniojo sąvado metraščiuose ir ten jis miršta, jis Naugarduko kunigaikštis, ten ta lietuviška dinastija Naugarduko kunigaikštystė. Ir jis miršta be vaikų ir tuo užsibaigia Palemono dinastija. Viskas, taškas. Pabrėžiama, kad vaikų neturėjo. O štai Bychovieco kronika, tai yra platusis Lietuvos metraščių sąvadas, suranda Haličo Volynas kažkokią metraščio versiją, išima iš jo pasakojimą apie Mindaugą, reikia kažkur įterpti, įsiterpia iš tą vietą, kur miršta Ringaudas ir dabar Ringaudas miršta jau nebe vaikis, o turi sūnų Mindaugą. Tai yra toks mechaniška operacija, padaryta su ankstesnė metraščio tekstu, kur Ringaudas dar nebuvo ten joks Mindaugo tėvas, o dabar jis juo tampa. Nes jokios čia istorinės tradicijos nėra, čia yra tokia operacija, kurioje metraštininkui reikėjo kažkur įterpti, rasti naują siužetą. Atsitiktinė vieta. Panašiai turbūt ir Vytenis tapo Gedimino tėvu, nes irgi kažkaip tai tas seka buvo suvokiama, bet valdovų seka, jeigu jau sustatoma valdovų seka, tada jie jungiami, nurodant giminystės ryšį, tėvas sūnus paprastai, nes pagal tokį stereotipą, kad valdovo sostą paveldėjęs sūnus paprastai. Netgi Rimgaudą labiau sieja net tiesiogiai su Mindaugu, dar su reiškia Mindaugo sūnum Vaišalgu sieja. Taip. Ta prasme, jis figūruoja ten, kadangi jo ten veikla legendinė susijusi su Naugarduku. Taip, Rimgaudo. Taip, tai Rimgaudas ten yra, kai kuriuose nuorašuose tų vidurinėje sąvado yra nurodyta, kad
kai kas sako, kad jis dar turėjo sūnų Vaišalgą, tai yra Mindaugo sūnų. Tai va čia galbūt viena iš tokių priežasčių, kodėl čia norėjosi įterpti Mindaugą. Ten iš tikrųjų tas metraštininkas įterpė du valdovus. Mindaugą ir jo sūnų Vaišalgą. Tai jis čia laikė, jautėsi kaip ir pataisęs tą vieną iš versijų, kad žinojo, kas to Vaišalgo tėvas iš tikrųjų buvo ir tada jį dar įterpė. Na, aš žodžiu, čia, kaip sakant, nieko susijusiu net su istorinė galima tradicija nėra. Taip, jis matyt, tas Rimgaudas yra kažkoks veikėjas pasižymėjęs Naugarduke, matyt, greičiau Mindaugo amžininkas. Jeigu jis iš viso egzistavo. Gal, sakykime, egzistavo, bet sakykime, gal jis galėjo būti kažkoks Vaišalgo globėjas, tenai padėjėjas. Arba kažkas, iš Vaišalgo laikų veikėjas, kurio mes iš istorinių šaltinių tuo tarpu nežinom. Taip, dabar yra dar vienas šaltinis, čia dėl to mums praleidus jį nelabai kas priekaištaus, nes jis mažiau žinomas, bet yra, sakykime, tokia galbūt Gediminaičiui Maskvio nešta versija apie savo kilmę. Ten irgi vardinami tie pirmieji Lietuvos valdovai, jie ten kilinami iš Polocko kunigaikščių, kas aišku irgi turi galbūt kažkokių istorinių reminiscencijų pagrindą, nes turėjo ten ryšių su Polocku Lietuvos ankstyvieji valdovai. Tai va, tai ten yra tas Mindaugo tėvas įvardinamas kaip Maukoldas, jeigu tą koldą, kai analogiškai su Ringold. Maugaudas kažkoks tai. Maugaudas, bet neaišku, kaip jį rekonstruoti reikėtų. Maugaudas, Maukoldas ar kažkaip tai. Tas Gold, tai daugiau tai Gaud atitinka. Gedigold, ten yra Gedgaudas, turim tokią, sakykime, slavų kalbose iš tokio atitikmenį, vadinasi lietuviškam Gaud, Kold arba Gold. Tai šitas mes tą Maugaudą vėlgi, Maugaudą galėtume galbūt netgi pagrįsčiau laikyti Mindaugo tėvo vardu, nes čia neaišku, o čia Rimgaudo atveju tai viskas kaip ir aišku, kad tai yra tiesiog mechaninis toks metraščių teksto konstravimas. Nes turim ir ankstesnę versiją, kur tas Rimgaudas dar joks Mindaugo tėvas, turim vėlesnę versiją, kuris jau tampa, o čia neaišku, kaip susikonstravo šitas pasakojimas. Tai čia yra tam tikra tikimybė, kad ir kažkokia istorinė tradicija galėjo būti panaudota. Taip, bet ką norisi vis dėlto pabrėžti. Mindaugas viena vertus yra didžio valdovo sūnus, ar ne, bet jis yra antras sūnus. Bet jis nepaveldi tos valdžios tiesiogiai, ir net jo brolis tiesiogiai nepaveldi valdžios. Kaip mes matom, atsiranda, jeigu taip ypač sėsim su tuo būtent tą Lielvardiškį laikysim Mindaugo tėvu, tai po to atsiranda kažkoks steks ar stekšys, ar ne, po to atsiranda Žyvinbutas, ką apskritai tas... Tai čia jų vadinasi Mindaugo dėdės. Tai va, ką mes apskritai galim pasakyti, nes čia yra svarbu užfiksuoti, kalbant apie tos Lietuvos valstybės ankstyvai funkcionavimą, kokia pas mus yra koks valdžios paveldėjimo principas. Tai nėra mums įprasta primogenitūra, tai kai valdžia iš tėvo paveldi vyriausias sūnus ir be jokių diskusijų. Taip, čia yra vadinamas senjoratas, kai valdžia paveldi vyriausias, o jeigu ne vyriausias, tai dažnai... Vyriausias giminiai. Taip, gal net ir gabiausias giminiai, jeigu bet, iš esmės tai daugiau, tai vis tiek būna koks nors dėdė, vyresnio amžiaus žmogus. Jeigu jis yra. Nes jeigu dėdės nėra, tai tada, aišku, sūnus tada gali. Arba vėlgi po dėdės mirties išlieka pretendentų ankstesnio valdovo sūnus. Taip, dabar labai svarbu pagal senjorato tą principą turėti omeny, kad štai, reiškia, sakykime, kažkas miršta, valdžia paveldi ne sūnus, o, sakykime, brolius, bet paskui valdžia vėl grįžta sūnui.
tą mums reikia labai svarbu atsiminti, nes... Na tai, kai kas sako, kad galbūt dar Dausprungas kažkiek pavaldė, bet tai, kad jis buvo vyresnis už Mindaugą, nereiškia, kad jis valdė, jis galėjo anksti numirti. Taip. Mes iš tikrųjų ten ir po to buvo gana daug tokių lietuviams liūdnai pasibaigusių žygių, kuriame iš tikrųjų ir tas Dausprungas galėjo žūti. Arba galėjo kažkoks vidinis konfliktas dar mums nežinomas būti. Tai, bet sakau, mums svarbu atsiminti, kad tai yra senjorato paveldėjimo tvarka ir kad turbūt, ką dar galima taip apibendrinant pasakyti, kad pirmąjį savo gyvavimo 50-metį ar net 60-metį Lietuvos ta valstybė tikrai jai nepasakysi, kad jai viskas sekasi. Jai atvirkščiai labai nesiseka, jinai iš pradžių dar 12 amžiaus pabaigoje dar sekasi labiau, tai 13 amžiaus pati pradžia yra tikrai labai sunki. Tie pirmieji keli dešimtmečiai Lietuva patiria labai daug nuostolių, Lietuva praranda vieną po kito tiesiog valdovus. Na ir vis dėlto jinai nesužlunga, nesubyra. Taip, čia galima netgi sakyti, kada Živinbutas galėjo numirti, nes yra štai toks labai didelis pralaimėtas mūšis 1225-26 metų žiemą, po kurio tas lietuvių karinis aktyvumas labai krenta. O matyt, tam mūšyje, pavyzdžiui, galėjo žūtis. Taip. Tai va, arba dar yra 1229 maždaug metais datuojamas kalavijuočių įsiveržimas į Lietuvą. Galbūt tada, jeigu tame nežuvo, tai tame galėjo žūti. Taip, Nalšioj turiu omeny. Nalšios mūšis. Taip, čia jau prasideda jau Livonijos kalavijuočių veržimasis į Lietuvą ir tik tai atsigavimas toksai gan trumpas, tai jau po Šiaulių mūšio, po 1330. Tada jau po Živinbuto, bet kuriuo atveju, jeigu sakykime, kad jis žuvo apie tą laiką, po to jau galima žiūrėti ir kaip Mindaugas ateina į valdžią, nes čia jau jo valanda išmuša ir kurį laiką, jeigu žiūrėsime kaip į rodiklį lietuvių karo žygius į kaimyninės žemės, tai jų sumažėja, smarkiai matyti Lietuvoje sprendėsi tas sosto klausimas ir ne taip lengvai. Bet aš čia norėčiau iš kitos pusės tau pasakyti, kad gal tas lietuvių karinio aktyvumo sumažėjimas yra dar susiję vis dėlto tiesiogiai su nuostoliais, nes nuostoliai yra dideli. Ir tas jau tavo paminėtas 25-26 metų žiemos žygį Naugardą. Ir čia prieš tai ten tie ankstesnių, tai sakau, yra didžiuliai pralaimėjimai, ten jeigu žūsta kunigaikščiai, tai didžiulės dalis ir kariuomenės žūsta. Taip, bet tai kita vertus čia vis dėlto. Viskas aišku persipėlė, todėl kad mes jeigu taip žiūrim... Jeigu yra geras organizatorius, jis ten ištrauks iš tos visuomenės, yra visgi ten... Kariuomenė dalyvauja ten 2000, 3, 4, 7 tūkstančių gali būti. Tai to meto kariuomenės paprastai taip apibūdinamos Lietuvos. Tai palyginus su visa visuomenė, ten nedideli skaičiai, jo labiau tikrai vis nežūdavo. Aišku, svarbu pasakyti, kad visi tie žygiai tai vis tik yra į užsienį. Tegul Lietuva ir gauna, kaip sakant, į kaulus, bet tai gauna į kaulus priešo teritorijoje. O į Lietuvą pirmas įsiveržimas yra tik tai 1228 ar 9 metų tas Livonijos kalavijuočių žygis į Nalšią. Paskui antras jau bus tas 1336 metų įsiveržimas, kuris baigės jau lietuviams sėkmingų Saulės arba Šiaulių mūšių, ar ne? Tai, bet tą ir noriu turbūt aš akcentuoti, kad vis dėlto valstybė yra, ta visuomenė yra pakankamai stipri, nes nepaisant to, kad jai nesiseka. Jeigu, ką mes praeitoj laidoj minėjom iš Polocko tą pavyzdį, kad štai kunigaikštis mūšį pralaimėjo ir Polockas jį, kaip sakant, pavijo ir išsirinko kitą kunigaikštį būtent už tai, kad pralaimėjo mūšį. Ne? Tai Lietuvoje mes matom, aišku, visų pirma, ten pavyti neišeina, nes tie kunigaikštės tiesiog mūšiuose žūsta, bet kuriuo atveju valdo ta pati giminė. Reiškia, jinai turi stiprų autoritetą ir yra susiorganizavusi gana neblogai.
Taip, valdžia stipresnė negu Polocke. Na, tą mintim galbūt laidą ir baigsime. Kitą kartą galima bus aptarti plačiau Mindaugą ir jo veiklą. Iki kitų susitikimų. Iki.